Jamesas Atfield, draugams ir pažįstamiems žinomas kaip Jimas, buvo 33 metų, 5 vaikų tėvas, geros širdies, linksmas ir visada besišypsantis, nepaisant savo situacijos. Vyras dirbo Old Shaunt pube, London Road gatvėje, Grace mieste, Anglijoje, kai 2010 metų balandį jį partrenkė automobilis prie jau darbo vietos. Iš po ko vyras net 8 savaitės išbuvo komoje. O pabudęs po nelaimingo atsitikimo, vyras turėjo smegenų traumą, kalbos sutrikimų ir sunkiai valdė savo kūno kairę pusę, kas veikė jo pusiausvyrą. Ir negana to, jis net neprisiminė savo vaikų. Tačiau Jimas nepasidavė ir persikėlė gyventi į Colchesterio miestą, į slaugos namus, kur jam taip pat padėjo jo sesuo. Ten jis po truputį mokėsi, kaip vėl tapti savarankišku. Ir pagaliau Jimas buvo pradėjęs atsitiesti ir palengva atkurti savo gyvenimą. Jis iš tikrųjų buvo padaręs didelę pažangą ir jau galėjo savarankiškai išeiti pasivaikščioti. 2014 metai, kovo 28 diena. Jimas kaip tikras anglas vakarą leido River Lodge bare. O įkaušęs porą bokalų alaus išėjo namo, pasirinkdamas trumpesnį kelią per Castle Park maršrutą, kurį jis gerai pažinojo. Apgirtęs ir matomai jau sunkiai einantis Jimas sugalvojo atsigulti parke ant žolės ir šiek tiek pailsėti. Užsidegdamas cigaretę vyras pamatė pro šalį einantį nepažįstamąjį, kuris paklausė, ar viskas gerai. Jimas linktelėjo ir atsakė, taip, tiesiog šiek tiek padauginau, viskas bus gerai. Nepažįstamasis atsakė, pasisaugok bičiuli, bet Jimas tuo metu jau grimzdo į miegą, per daug girtas, kad gilintųsi į kažkieno žodžius. Sekančios dienos rytą, 5:30 ryto, tarnybos sulaukė skambučio. Buvo pranešta, kad moteris dviračiu važiuodama į darbą rado vyrą, gulintį ant žolės. Jis gulėjo kraujo klane, bet buvo vis dar gyvas. Aišku, tai buvo Jimas. Paramedikams atskubėjus į įvykio vietą, vyras nors ir labai sunkiai, bet vis dar kvėpavo. Vyras kovojo 45 minutes, bet pasiekus ligoninę buvo jau per vėlu. Pareigūnai atvykę į parką buvo priblokšti. Jie pasakojo, dar nematė tiek daug kraujo vienoje vietoje. Vienas pareigūnų sakė, kad negalėjo atpažinti vyro nei odos spalvos, nei plaukų spalvos. Viskas buvo tiesiog raudona. Maždaug metras nuo kūno buvo paliktas vienas kruvinas pėdsakas, o apžiūrėjus įvykio vietą, tyrėjai rado ir daugiau. Skraudimas atskleidė, kad Jimas buvo subadytas į galvą, rankas ir akis net 102 kartus. O gynybinės žaizdos ant jo rankų ir plaštakų aiškiai rodė, kad Jimas kovojo iki galo. Vienintelis policijos turimas įtariamasis buvo vyras kalbėjęs su Jimu apie 1 valandą nakties. Tačiau jį apklausus, įtarimai buvo atmesti. Tai reiškia, kad žmogžudystė įvyko tarp 1 ir pusės 6 ryto, tamsiame medžių apsuptame parke, kur žudikui ar žudikams pasislėpti buvo labai lengva. Tyrėjai pradėjo nagrinėti saugos kamerų įrašus, kurie rodė, kad Jimas įžengė į barą taip, lyg tai būtų eilinis penktadienio vakaras. Vyras atsisėdo prie baro ir trumpai pasišnekučiavo su personalu. Policija peržiūrėjo ir kitą kamerą esančią prie parko įėjimų. Nuo 1 valandos iki pusės 5 ryto į parką įėjo ir išėjo 23 žmonės. Visi jie buvo paprašyti atsiliepti, galbūt kažkas iš jų ką nors matė. Pareigūnai išnaršė netoliese esančias vaikų žaidimų aikšteles, skersgatvius ir krūmynus ieškodami peilio, bet nieko nerado. Policija neturėjo jokių motyvų, jokių įtariamųjų, jokios užuomenos, tik siaubingą faktą, kad kažkas padarė tokį nusikaltimą ir nepaliko jokių pėdsakų. 2014 metai, birželio 17 diena. Nahid Al-Maneh, 31 metų doktorantė iš Saudo Arabijos, išėjo iš savo bendrabučio 10:20 ryto. Moteris ėjo į paskaitas, kaip ir kiekvieną dieną, bet šį kartą universiteto ji nepasiekė. 10:40 ryto jos žiauriai išniekintas kūnas buvo rastas ant Sellery Brook tako. Ji buvo subadyta 16 kartų, daugiausiai į nugarą. Jos veidas buvo net pažįstamas, įskilusi kaukolė ir kaip ir Jimo atveju buvo išbadytos ir akys. Policija peržiūrėjo saugos kamerų įrašus, jie matė moterį einant įprastu savo maršrutu. Bet šį kartą ji ėjo viena, nes dažniausiai Nahid eidavo su savo broliu.
bet šį kartą jis dėl paskaitų išėjo anksčiau. Nahid buvo jau visai netoli universiteto, kai buvo užpulta. Pareigūnai kreipėsi į vietinius gyventojus, prašydami, kad žmonės atkreiptų dėmesį į savo kiemus, šiukšlių konteinerius ir visur, kur galėtų būti išmestas kruvinas peilis arba drabužiai. Bet vėlgi, jokių rezultatų tai nedavė. Nahid Jungtinėje karalystėje gyveno vos kelis mėnesius. Aplinkinių ji buvo apibūdinta kaip tyli, darbšti ir maloni moteris. Ji atvyko į Jungtinę karalystę mokytis ir siekti geresnės ateities. Iki jos išsvajotojo diplomų buvo likusios vos kelios savaitės. Nahid šeima buvo sugniuždyta, o po tyrimų moters kūnas buvo išskraidintas atgal į jos gimtinę, kur 100 žmonių susirinko į jos laidotuvės. Aišku, kaip visada buvo kaltinimų, kad tai buvo su rasizmu arba religija susijęs išpuolis, tačiau kai kurie universiteto studentai turėjo kitokią teoriją. Nemanau, kad tai rasizmas, sakė vienas bendrakursis. Man atrodo, kad turime serijinį žudiką. Kažką, kas atsitiktinai renkasi aukas, kurios tiesiog atsiduria netinkamoje vietoje, netinkamu laiku. Pareigūnai neatmetė tokios galimybės, bet tuo pačiu ir neturėjo įrodymų tai patvirtinti. Vis dėlto panašumų buvo per daug, kad jūs ignoruoti. Abi aukos buvo subadytos atokiose vietose. Abi aukos buvo subadytos šokiruojančiu žiaurumu. Taip pat abiem atvejais nebuvo jokio aiškaus motyvo. Čia yra dėsningumas, aiškino vienas pareigūnas, atviros viešos erdvės, ataukūs takai, peilis ir atsitiktinis aukų pasirinkimas, o atsitiktinis aukų pasirinkimas šią situaciją daro tik dar baisesnę. Kolčesteryje ėmė sklisti baimė. Policija sustiprino patruliavimą, visi sulaikę kvapą laukė, kas bus toliau. Tačiau šį kartą atsirado liudininkų, tvirtinusių matę jauną vyrą, bėgantį nuo įvykio vietos apie 11 valandą ryto. Saugos kameros taip patvirtino, įtariamasis buvo apibūdintas kaip baltaodis vyras, tarp 18 ir 25 metų, vidutinio sudėjimo, tamsių plaukų, vilkės ryškiai raudoną sportinį džemperį su gaubtuvu ir tamsias kelnes. Policija paviešino jo fotorobotą. Tyrimui buvo pasitelkta daugiau nei 100 pareigūnų, taip pat nacionalinės nusikaltimų agentūros ekspertų. Už bet kokią vertingą informaciją buvo paskirta 20 000 svarų sterlingų premija. Nahid gyvenamoji vieta buvo kruopščiai ištirta. Pareigūnai aplankė beveik 300 namų ir galiausiai buvo suimtas 52 metų vyras. Bet vėlgi, vėliau jis buvo paleistas. Tuomet neužilgo buvo sulaikytas 15-metis paauglys, jau žinomas dėl smurtinių nusikaltimų. Jis neigė turys bet kokį ryšį su nusikaltimu, teigdamas, kad tuo metu buvo namuose. O pareigūnai neturėdami jokių įrodymų jaunuolį paleido namo. Praėjo pilni metai, o tyrimas vis labiau vėso. Buvo apklausti daugiau nei 900 žmonių, bet nei žmogžudystės ginklo, nei kruvinų drabužių rasta nebuvo. Žudikas nepaliko jokių pėdsakų, nei pirštų antspaudų, nei DNR likučių. 2015 metai, gegužės 26 diena. Mišelė Sadler vedžiojo savo šunį netoli Sellery Brook tako, visai netoli tos vietos, kur buvo nužudyta Nahid Almanėje. Moteris pastebėjo ant medinio tiltelio stovintį paauglį. Jis tiesiog atrodė ne savo vietoje. Akys šaukinėjo iš vienos pusės į kitą. Kūnas buvo įsitempęs, tarsi jis kažko lauktų. Vos tik jį pamačiau, viduje kažkas susisuko. Tiesiog pajutau, kad čia kažkas ne taip, vėliau sakė Mišelė. Jaunuolis vilkėjo purviną geltoną švarką, storus juodus akinius ir sodo pirštines. Ne visai ideali apranga šiltam pavasariniam orui iš karto krito į akis. Jo stovėsena buvo nervinga, įsitempusi, nuolat skanuojanti aplinką ir tai sukėlė visus įmanomus savisaugos signalus moters galvoje. Mišelė skubiai apsisuko ir nuėjo priešingą kryptimi. Pakeliui jis sutiko kitą moterį, o joms abiems atsisukus pažiūrėti, jos pamatė, kad dabar jis buvo ne ant tiltelio, o tupėjo po medžiu. Jis stebėjo aplinką, tarsi būtų medžioklėje. Tada Mišelė paskambino greitosios pagalbos liniją. Maždaug 10 minučių bėgyje prie jaunuolio prisistatė pareigūnas ir paklausė, ar jam viskas gerai. Jis atsakė, kad tiesiog išėjo pasivaikščioti ir pakvėpuoti grynu oru.
Pareigūnui paklausus, ar jis neturi jokių draudžiamų daiktų, jaunuolis pripažino, kad kišenėje jis turi didelį atlenkiamą peilį. Jaunuolis buvo vardu James Fayweather, tas pats 15-metis, kuris prieš metus buvo apklaustas dėl Nahid El-Manea nužudymo ir buvo paleistas dėl įrodymų trūkumų. Šį kartą Jamesas ėmė kalbėti ir tai, ką jis pasakė, šokiravo visus. Jis prisipažino nužudęs Jamesą Atfield ir Nahid El-Manea. Ramiai, be emocijų, jis papasakojo pareigūnams apie balsus savo galvoje, balsus, kurie liepė žudyti. Jo telefone buvo rasta gerai žinomų serijinių žudikų nuotraukų, tokių kaip Peter Sutcliffe, Ted Bundy ir panašiai. Paieškų istorija taip pat atskleidė gilų susidomėjimą serijiniais žudikais, įskaitant vieną, kuris žudė senyvus žmones, bet išvengė ilgos bausmės dėl tariamų psichikos sutrikimų. Jamesas iš anksto planavo, kad jeigu jį pagautų, jis norėjo turėti atsarginį planą. Jamesas detaliai apibūdino 2014 m. kovo 28 naktį. Pasak jo tėvams bemiegant balsai jau galvoje vis stiprėjo. Tada jis pasėmė didelį peilį, užsimovė pirštines ir per langą iššoko iš savo kambario. Jis vaikštinėjo Colchesterio gatvėmis, kol pasiekė Castle Parką. Ten jis pamatė žmogų gulintį ant žolės. Balsai pasakė, štai jis, tu turi tai padaryti. Kurį laiką Jamesas stovėjo virš jo, tiesiog stebėdamas savo auką. O tada smogė. Balsai juokėsi jau galvoje, vis garsiau ir garsiau. Jį tarsi kažkas apsėdo ir jis nesiliovė badyti, kol neišgirdo, kaip Jamesas dūsta. Tada jis netoliese pamatė artėjančią šviesą ir išsigandęs pabėgo. Jamesas grįžo namo apie 2:30 ryto. Kitą dieną Jamesas nuvalė peilį, kruvinus drabužius išmetė į šiukšlių konteinerį ir grįžo į savo įprastą gyvenimą. Jamesas pasakojo, kad balsai pradėjo reikalauti dar vienos aukos. Ir taip jis atsitiktinai pamatė Nahid El-Manea. Jamesas bakstelėjo ją į petį, moteris atsisuko, jis numušė akinius jai nuo veido, o tada ją subadė. Jamesas šaltu veidu pasakė, ji neturėjo vaikščioti viena. Ji žinojo, kad laisvėje yra žudikas. Pasak Jameso, per ateinančius 11 mėnesių jis svajojo ir vėl kažką nužudyti. Fantazavo apie prievartavimą, kūdikių deginimą, liežuvio išpjovimą, rūgšties pylimą ant mokyklos direktoriaus. Kad nutildytų balsus, jis žiūrėjo siaubo filmus ir žaidė smurtinius videožaidimus. O žudyti jis sustojo ne iš gailesčio, o todėl, kad mieste padaugėjo policijos. Jis mėgavosi matydamas savo nusikaltimus per žinias. Visus straipsnius iš laikraščių kruopščiai išsaugojo sektuve dokumentams. Tai buvo jo trofėjai. Jamesas Fayweather galiausiai buvo suimtas ir apkaltintas dvigubą žmogžudystę. Kadangi tuo metu jis buvo dar nepilnametis, jo tapatybė iš pradžių buvo neatskleista. Jis buvo nusiųstas į griežtojo saugumo psichiatrijos ligoninę įvertinimui. Jo advokatai teigė, kad jis sirgo psichoze ir nevaldė savo veiksmų. Esą žudynės jam liepė atlikti balsai galvoje. Tačiau galiausiai spaudžiamas Jamesas prisipažino dėl nužudymų, nors vis dar neigė atsakomybę. Jis prisipažino kaltu dėl netyčinės žmogžudystės, o ne dėl sąmoningo žudymų. Prokuratūra tuo aišku nepatikėjo. Medicininės ataskaitos aiškiai rodė, kad jis suprato viską, ką daro. Jis pats nusprendė žudyti. Tai padarė 2 kartus. Ir tai padarė nepaprastai žiauriai, teisme paaiškino prokuroras. Bet vienas esminis klausimas liko neatsakytas. Ar tai galėjo būti sustabdyta? Juk Jamesas jau buvo apklaustas policijos tyrimų pradžioje. Jis gyveno netoli Sellery Brook tako, kur buvo nužudyta Nahid. Jis buvo vienas iš apklaustųjų ir niekada nebuvo visiškai atmestas kaip įtariamasis. Jo advokatai tvirtino, kad Jamesas buvo įkalintas kabutėse tobuloje audroje, tai yra autizmas, izoliacija ir paranoja. Tačiau teisėjas į šį argumentą atsakė, daug žmonių gyvena su autizmu ir tai savaime nesukelia tokio sadistinio ir nežmogiško smurto. Mokykloje Jamesas buvo patyčių auka. Iš jo buvo tyčiojamasi dėl akinių, ausų, mokymosi sutrikimų. Mokytojai pastebėjo, kad jo elgesys laikui bėgant vis agresyvėjo. Jis dažnai vėlėsi į muštynes. Prokuratūros pasitelkti teismo psichiatrai nerado jokių tikrų psichozės požymių.
Vienas ekspertas Jameso pareiškimus prilygino siaubo filmo scenarijui, pastebėjęs jo pasakojimuose daug nenuoseklumų. Iš pradžių Jamesas teigė girdėjęs balsus savo galvoje, o vėliau jau ir iš išorės. Kai pirmą kartą buvo apklaustas, jis kalbėjo ramiai ir išsamei, be jokių emocijų, tiksliai prisimindamas visas detalės. Jis viską buvo suplanavęs, sakė psichologas. 2016 m. balandį prisiekusieji pripažino Jamesą Faywader kaltu dėl abiejų žmogžudysčių. Teismo metu jam buvo 17 metų. Jam buvo paskirta 2 laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, su mažiausiu 27 metų terminu. Tuo metu jo vardas buvo viešai atskleistas pirmą kartą. Teisme Jamesas nerodė jokių emocijų, bet jo motina liejo ašaras. Išeidamas iš teismo, Jamesas tik gūžtelėjo pečiais ir sušnibždėjo: "Man nerūpi." Po teismo Jameso atveldo mama kalbėjo su spauda: "Esame dėkingi už šiandienos nuosprendį. Jimas taip sunkiai kovojo, kad atsitiestų iš po autoavarijos. Jis nenusipelnė tokios mirties. O blogiausia tai, kad žudikas buvo toks jaunas. Tai kelia siaubą", sakė moteris. O bendruomenė buvo pasipiktinusi, kad Mišelė negavo nei dalies policijos siūlomų atlygių už suteiktą informaciją apie žudiką. Vietiniai gyventojai netgi patys pradėjo rinkti jai pinigus, kaip padėką už tai, kad išgelbėjo dar nežinia kiek gyvybių. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, paspauskite like, jeigu nepatiko, paspauskite dislike. Pafollowkit mane Instagrame ir iki kito karto. Iki.